vertinu gerai, komanda dirba tikrai noriai, visi sportuoja daug ir stipriai, tai tikrai džiaugiuosi nusiteikimu ir požiūrį į darbą. Tikrai treniruotės ilgos, sportuojam gan nemažai, tai vertinu tikrai gerai ir manau, kad šitas darbas ir pasiruošimas tikrai duos rezultatų sezono eigoje. Kokius tikslus keliate šiam sezonui? Tiek turnyrinėje lentelėje, tiek komandos tobulėjimo prasme? Aišku, tikslai pas mus yra keliami aukšti, nes norime būti tikrai finalo ketvirtyje. Ir kaip yra kažkas gerai pasakęs, mūsų tikslas turbūt žaisti lygos paskutinėse varžybose, o patys suprantat, kokios tos paskutinės lygos varžybos būna. Tai tikslas toks, bet sezono eigoje visko nutinka, tai bandysim žaisti taip, kad ta forma būtų kylanti ir nesidžiaugti gal pergalį pradžioj sezono, nes kaip parodė pernai metai, kad tų pergalių reikia pabaigoje ir tos geriausios formos, tai tiesiog bandysim kylančią kreivę į viršų kažkokį rezultatą demonstruoti. Komandoje šiemet matome naujų veidų. Kuo jie galėtų sustiprinti Birštono komandą ir kokio vaidmens iš jų tikitės aikštėje? Taip, turim naujokų, iš viso 4. Vienas yra jaunas žmogelis iš mūsų, iš Birštono. Integruojam jaunimą į komandą, o 3 yra naujokai, tai mes iš jų tikimės, kad jie užpildys mūsų spragas, kas buvo problemų turėjom pernai. Tai turim 4-5 numerį Arną, naują veidą, kuris tikrai sustiprins viską po krepšiu, sutvarkys reikalus. Turim žaidėjo pozicijoje Aidą, kuris iš nacionalinės krepšinio lygos, ten turėjo tikrai solidžią statistiką, tai tikrai galvoju, kad žaidimo visos gijos bus laikomos stipriose rankose. Na ir kitas Adomas yra naujokas Adomas, gali žaisti per kelias pozicijas, toks kombo gynėjas, kurio irgi mums trūko pernai tokio žmogaus, tai vėlgi labai džiaugiamės, labai džiaugiuosi, kad jie visi 3 yra labai geros sportinės formos ir matos, kad prisižiūrintys, tai naujokai tikrai geri, senbuviai liko taip pat visi geri, viskas manau, kad gerai, atmosfera gera, viskas tikrai į priekį. Ką norėtumėte pasakyti Milastos fanams prieš startuojant sezonui? Kodėl verta atvykti į rungtynes ir palaikyti komandą? Pirmiausiai gal norėčiau padėkoti už praeitus metus, nes tas palaikymas tikrai pas mus buvo geras, buvo daug žmonių ateidavo palaikyti. Tai pirmiausia norėčiau padėkoti, o ką norėčiau pasakyti, tai pakviesti. Jau penktadienį žaidžiam šį draugiškas rungtynės, tai pradžiai kviečiu į jas, o spalio 3 planuojam atidarymo rungtynės, kuriuose, kaip sakyti, jau bandysim parodyti geriausiai, ką galim. Ir tai kviečiu visada palaikyti, nesvarbu sekasi ir nesiseka, nes sportai yra tas dalykas, kad kaip sekasi ir laimi, tai yra visi palaiko, visi džiaugiasi, visiems smagu su pergalėm, bet kartais tai būna, kad kažkas nesiseka, kažkur gal pralaimim, kažkur gal klystam, gal galima padaryti geriau, bet visi mokomės ir einam į priekį. Tai fanų prašau eiti kartu su mumis į priekį žingsnelis po žingsnelio ir būti visada kartu. Tai toks mano prašymas.